Labas, mielas žiūrovė. Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandien laidą pradėsime sveikinimais. Visų pirma, norėtumėm pasveikinti Akvilę iš mūsų TV komandos. Jai sukako 16 metų. Aš sveikinu savo panelę Agnę. Jai taip pat sukako 16 metų. O dabar norėtumėm pasveikinti mielus dvyliktokus, kurie užbaigė savo teatro pamokas ir parengė mums puikų spektaklį. Žiūrėkite. Štai mes pradedam savo tokį kultūrinį reportažą iš kultūros namų, kuriuose ką tik ne per seniausiai baigėsi dvyliktokų baigiamasis darbas. Spektaklis amoralia tema Bang Bang, tu negyvas. Ir noriu paklausti, kas jūs tokie esat, kas jūs dėl ko iš vis vaidinat šiandien ir kas jūs vienyje? Mus vienyje teatras. Mes dirbam iš pašaukimo, iš neturėjimo ką veikti prieš egzaminus ir mus vienyje teatras. Ar labai jaudinate šiandien? Taip, labai. Kraupiai. Visi drebėjom kaip drebulės. Bet buvo labai linksma. Pašokom, padainavom ir nusiraminom. Iš tikrųjų, tai noriu dar pasakyti vieną pastebėjimą, kad Kupiškio jaunimo kultūra yra labai žemo lygio. Kaip manai, kas tai įtakoja? Dalies jaunimo. Aš manau, tai įtakoja skurdus renginių pasirinkimas ir mažas dėmesys vykstant kultūros vystymui Kupiškio rajone. Dėl ko būtent toks žiaurus, toks amoralus spektaklis? Užsienį seniai tai vyksta ir mes norim to išvengti Lietuvoj. Ar netrukdė statyti spektaklį ir ruoštis egzaminam? Dar tik pradėsim ruoštis. Pone Mirtie, ar buvo sunku vaikščioti po sceną, visiems skėčių padalinti ir žudyti? Klausai, Eriko. Aš kaip Mirties draugas, kadangi man nebuvo sunku visus išžudyti, manau, jam nebuvo sunku vaikščioti. O kaip jautėtės, būdami visokiose tokiose vaidmenyse, pavyzdžiui, Eriko žudikas, jūs nužudytieji? Aš tai jaučiuosi kaip ne savam kailį. Nes dar nežinau tikrai, kas yra motinystė. Ir nežinau, ką reiškia būti policininkė. Ir ko palinkėtumėt mūsų laidos žiūrovams ten į kamerą? Ten palinkėtume. Gerai, palinkėkim. Ką sakom? Dažniau vaikščioti į spektaklius. Nedarykite to, ką padarė Džošas. Darykite to, ką mes darėm Džošui. Jo, to ir nedarykit. Tyčiojamės. Nesityčiakit mokykloje, nesityčiakit niekur, nei gatvėje. Kaip jums patiko patiems šis koncertas? Man tai, pavyzdžiui, iš esmės, jūs patys esat įspūdingiausi aktoriai. Aš jūs visada prisiminsiu ir gal duosite paskui autografą man čia po koncerto. Ačiū labai už jūsų brangų laiką. Jūs neišsimokėsim. Bang! Ir čia tokia sunkia gaida su tais dvyliktokas. Matys stresas jiems prieš egzaminą. Atsisveikiname, čia buvo kultūros kampelis. Šį trečiadienį muzikos mokykloje baigiamuosius darbus turėjo pristatyti dailės skyriaus mokiniai. Kaip jiems sekėsi, žiūrėkite dabar. Pristatome reportažą apie Kupiškio kultūrinį gyvenimą. Šiemet Kupiškio muzikos mokyklos dailės skyrių baigė 16 mokinių. Antanas, Ugnė, aš, Akvilė, Emilis, Vaiva, Dovilė, Greta, Gintarė, Greta, Modesta, Agnė, Toma, Ema, Toma, Neringa, Roberta. Ir štai yra darbas, kuris nėra baigiamasis. Labas, ką manai apie Kupiškio muzikos mokyklą? Gerai, manau. Ką dar manai? Faina čia. Ačiū. O ką tu manai apie Kupiškio muzikos mokyklą? Ta pati. Dėkui. Dėmesio. Visiems, kurie dar nežinojo, pranešu, jog Kupiškio muzikos mokykla skelbia moksleivių priėmimą į muzikos ir dailės skyrius. Taigi,
Priėmimas vyks gegužės 27 dieną nuo 15 iki 17:30 Kupiškio muzikos mokykloje. Taigi paraiškas galite teikti 25-26 dienomis. Mes kalbinsime jau baigsiančią greit muzikos mokyklą muzikantę Akvilę Tonkaitę. Na, mūsų ateityje, ką manote, ar jums patinka groti akordeonu? Labai darau tą visą savo gyvenimą ir manau darysiu visą savo gyvenimą iki pat mirties. Kiek laiko jau grojate akordeonu? 19 metų. Koks jūsų amžius? 16 metų. Kaip tau sekasi, Emilė? Neblogai. Kas kabo virš mūsų galvų? Mano darbas pavadinimu Vikingų laivas, kurį lengvai iššifruotumėt. Kaip vertini savo darbą? Nu, normaliai, 5 iš 10. O kaip manai, kaip mokytojai vertina tavo darbą? Manau, įvertino irgi kokį 5 iš 10. Nesu tikras. Tai vat paskelbiam tokius rezultatus. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 9. Labadiena, mokytoja. Kaip sekasi jums? Labai gerai. Kaip jaučiatės po darbų gynimo? Puikiai. Ir kaip jūs vertinat visus darbus? Aš įvertinu visus darbus 10-ukais, nes, kaip vis tiek mano vaikai. Ar jūs galėtumėt išsirinkti vieną darbą, kuris jums labiausiai patinka? Oi, čia sunkus klausimas labai yra iš tikrųjų, nes man jie visi yra labai brangus. O šiaip, tai aš gal norėčiau, jeigu namie pasikabint, ar ne? Taip. Nu, tada aš gal paimčiau drambliuką tą mažą. Vidurinį drambliuką, Amodės va. Ir štai mes baigiame savo reportažą kartu su savo kolega, su kuriuo mes paskutinius metus ėjom dailės mokyklą. Čia mes esame klasiokai, nieko tokio. Ir kaip jau sakiau, baigėme savo reportažą. Buvo nuostabu, gavau 10, mano brolis Junys irgi gavo 10. Dėkui, iki kitų kultūros kampelio susitikimų. Štai ir atėjo į pabaigą mūsų laida, bet dabar bus pristatyta naujausia mūsų daina Nekramtyk gumos. Nekramtyk gumos, nekramtyk gumos ir nesakyk, koks tavo vardas, nesakyk, koks tavo vardas. Nekramtyk gumos, nekramtyk gumos, nesakyk, koks tavo vardas, nesakyk, koks tavo vardas. Aš nekramčiau gumos, nekramčiau gumos. Ir neturiu aš vardo, neturiu aš vardo, aš nekramčiau gumos, nekramčiau gumos. Ir neturiu aš vardo, neturiu aš vardo. Viso gero. Viso gero.